Panevėžio fotografas Antanas Patamsis tikrai fiksavo pasaulį įvairius žiaurius, reikšmingus ir prasmingus įvykius ant fotojuostos ir fotojuostoje. Jo darbai išliko, o istoriją apie Antaną Patamsį papasakosime mes. Pristatyti tokią ryškę asmenybę mums, laidos rengėjams, ir malonumas ir iššūkis. Antano Patamsio gyvenimo istorija prilygsta trileriui, o gal jį ir pranoksta. Sunku įsivaizduoti, kad šitiek visko, pasiekimų ir praradimų, triumfo ir tragedijų buvo skirta vienam žmogui. Jis galėjo tapti legenda, bet buvo nublokštas jų užmarštį. Mažai pažįstamas liko net saviems. Eilinio vieno žmogaus ir sėkmė ir tragedija, aišku, žiauri tragedija, aišku, neteko šeimos, šeima neteko tėvo ten ir panašiai, ir viskas gedulo ženklais nusėta. Iš nuotraukų sklindanti ramybė regis niekaip nedera su audromis, kuriomis išmarginta šio vyro biografija. Prieškariu Antanas Patamsis buvo Panevėžio mieste ir apylinkėse žinomas fotografas. Karo metais drąsus karys. Vėliau už Atlanto atsidūręs juodadarbis emigrantas. Galiausiai prakutęs verslininkas, dosnus filantropas įgijęs žemių ir namų, bet taip ir nepajėgęs nusipirkti laimės. Jaunystėje, mainais į savo gyvybę, jis sumokėjo didžiausiu turtu, kokį tik kada nors turėjo – šeima. 3 Lietuvoje palikti vaikai užaugo tėvo niekart neapkabinti ir nepriglausti. Nebuvo tokio laiško, kai jis širdį negraudiant, jis pagalbė drėgna, nuo ašarų pagalbė drėgna. Aš įsivaizduoju, palikti 3 vaikus. Pirmi laiškai buvo pseudonimas, rašė Ančiukas, nes negalėjo išsiduoti, kad šeimai nepakenkti. Iš pradžių vaikai net nežinojo, kad tėtis. Ančiukas, dėdė kažkoks rašo. Anūkas Artūras senelį, mamos tėvą pažįsta iš laiškų, giminių atsiminimų ir archyvuose sklaidytų dokumentų. Įkvėptas senelio asmenybės anūkas pasikeitė turėtą pavardę, tapo irgi Patamsiu. Senelis iš prigimties buvo karys, be galo užsispyręs, be galo pedantiškas, be galo pareigos žmogus ir jam net nekilo abejonių, kai jau įžengė tarybinę armiją. Jis pasakė, aš kitaip negaliu pasielgti, aš turiu vykti į dalinį. Mes dar pasimatysim, niekas nesitikėjo, kad taip viskas pasisuks. Pavyzdys buvo tikro lietuvio kareivio. Priesaiką laikė iki pat gyvenimo pabaigos. Šaulio. Herojus vertas pagarbos, tačiau ir bėglys, nuskriaudęs savo šeimą. Kokios vietos istorijoje nusipelnė žmogus, kurį sovietų okupacija pasmerkė žiauriam pasirinkimui? Paklusti kario priesaikai ar nuo pražūties saugoti savus? Kodėl Antano Patamsio sprendimas svarbu žinoti, o dar svarbiau – suprasti mums, jo vaikų ir anūkų kartai. Šiandieną yra apsiniaukęs rytas, 1978 metai, rugpjūčio mėnesį 25 dieną. Ką jums dabar čia aš turiu pasakyti? Žinoma, kad turiu daug ir labai daug. Taigi, kas jis buvo, tas lemties nepagailėtas Antanas Patamsis? Pradėkime nuo likusio ryškiausio pėdsako – fotografijos darbų jaunystėje. Antanas Patamsis – vienas žymiausių Panevėžio fotografų tarpukarių. Jo pavardė pagarbiai rašoma šalia vyresniųjų pirmtakų garsių to meto metraštininkų Jankelio Trakmano ir Jono Žitkaus. Antanas Patamsis gimė 1908-aisiais. Fotografuoti išmoko paauglystėje. 20-metį su broliu gimtuosiuose Troškūnuose įsteigė fotoateljė. Fotokameros nepaleido ir pašauktas į kariuomenę. Buvo paskirtas karaliaus Mindaugo antrojo pėstininkų pulko, dislokuoto Panevėžyje, fotografu. Iškart po karinės tarnybos 1930-aisiais Panevėžyje Antanas atidarė savo fotostudiją. Būdamas šaulys, aktyviai fiksavo šios organizacijos veiklą. Fotografavo apylinkių peizažus, yra padaręs portretų. Visgi labiausiai jaunasis fotografas mėgo fiksuoti miesto gyvenimą. Įvykius, šventes, renginius, kasdienybę. Jeigu ne Antano Patamsio fotografijos, šiandien ko gero nelabai ir turėtume kur pamatyti, koks margas įdomus buvo 4-ojo dešimtmečio Panevėžys,
Kaip gyvybingai kunkuliavo miesto centras ir atokūs užkabariai, galiausiai kaip atrodė pastatai, gatvės, aikštės. Eidavo ir fotografuodavo atvirame ore, reportažo žanro atstovas, nes yra puikiai išfotografuota 1930 metų Vytauto didžiojo minėjimo iškilmės Panevėžy. Pagrindinė diena rugsėjo 8 ir uždarimas spalio 27 dieną. 1932 metų prezidento Antano Smetonos viešnagė Panevėžyje, kai buvo šventinami nauji kariuomenės pastatai. Jie su Žitkum fotografavo 1937 metų Eucharistinio vyro kongreso visą eigą ir abudu viename laikraštyje, viename skelbime skelbėsi, kad tų nuotraukų galima įsigyti tiek Patamsio, tiek Žitkaus ateljė. Yra labai įdomu stebėti, kaip miestas keitėsi, ko jau nebėra, kas pristatyta. Beje, Patamsis buvo kviečiamas ir į užmiestį, yra matyt keliavęs kartu su mokytojais ekskursijoje, nes nufotografuoti jie prie Dubingių ežero. Fotografuodamas Antanas susipažino ir su būsimąja žmona Vladislava, tada dar Panevėžio amatų mokyklos mokinė. Susituokę, jaunieji Patamsiai susilaukė dukters Gražinos ir 2 sūnų – Kęstučio Pranciškaus ir Tautvydo Stepono. Deja, užauginti vaikų tėvams nebuvo lemta. Dramatiškos aplinkybės iš Patamsiukų pirmiausia atėmė tėvą. 1944 vasarą į Panevėžį antrą kartą grįžtant sovietams, šaulys puskarininkis Antanas Patamsis gavo vadovybės įsakymą rengtis kovai. 44 Liepos 21 Antanui Patamsiui tapo paskutinė diena ir šeimoje, ir Panevėžyje. Dėl ko žmona pasiliko? Dėl to, kad 2 vaikai, mano mama ir dar vienas broliukas buvo Troškūnuose pas senelius. Kaip vaikus palikti, su vienu bėgtis ir sakau, tai tas frontas toks nepastovus buvo, galvoju vis tiek grįžt, kažkaip išsispręs. Nes jam labai reikėjo greitai viską daryti. O čia atbėgo į namus, sakė, prasidarė duris. Greit, Vladislava, ruoškis, bėgam. Jis sakė rankas, ką imti, ką įsidėti, ką vežtis. Jis turėjo tabelinį ginklą, motociklą, jis turėjo laipsnį. Jiems buvo įsakymas duotas laikinai pasitraukti pozicijas nuo Panevėžio, traukė link Žemaitijos pusės. Ir jis dar naktį vis tik bandė į Panevėžį atvažiuoti, aplankyti žmoną. Namų nepasiekė čia Džonto gatvė, dėl to, kad jau griaudė kanonados ir jau buvo tarybinė armija Panevėžy. Atsidūrė Plinkšiuose, kur buvo rinktinė Lietuvos. Jis ten papuolė į antrą štabą, turėjo motociklą, buvo kaip ir ryšininkas ten, Adamkus buvo kartu, va. Susipažino su Adamkum, yra jo dar išlikusi autentiška knygutė užrašų, kur Adamkavičius Valdas, adresas užrašytas Halės mieste, tai jie kartu traukėsi. Ir dalyvavo Sėdos kautynėse, apie tai vėl pasitraukėsi Amerika vengė kalbėti, dėl to, kad jis skaitė tuo metu, kad atseit nacių pusėje prieš Raudoną armiją, tai skaitė kaip ir nacių tą kaunę, tai Sėda ilgai tylėjo, jis nesakė, kad Sėdos kautynėse dalyvavo, matė tą visą draugų žūtį. Tolesnį senelio kelią, remdamasis jo paties užrašais ir liudininkų prisiminimais, anūkas atkūrė kone kilometro tikslumu. Dramatiškas Antano Patamsio traukimasis iš Lietuvos vertas ir kino filmo. Paliko motociklą Priekuliai, su pakeleiviniais arkliais čia su vežimu grįžo į Klaipėdą, spėdavo paskutinį laivą Melysą ir atsidūrė Pilau. Lenkų belaisviai padėjo jam pabėgti, Karaliaučiuje iššoko iš automobilio. Į minią įsimaišė, buvo pramokęs vokiškai, turėjo keletą reiksmarkių. Geležinkelio stoty sutiko 2 kunigus, kurie kalbėjo lietuviškai. Slėpkite, sakė, renka vokiečiai visus, kas gali kažką daryti. Bet jis turėjo žemės ūkio pažymėjimą vokišką. Gavo bilietus už tai nusipirkti iki Halės. Lietuvoje likę Antano artimieji išgyveno nemažesnę sumaištį. Patamsių šeimą okupantai sovietai paskelbė liaudies priešais ir įrašė į tremiamųjų sąrašą. Pavyko išsipirkti kyšių. Jaunoji Vladislava Patamsienė 3 mažus vaikus nuo pražūties saugojo kaip įmanydama. Deja, 1949 pražuvo pati.
Žmona gyveno sunkiai, nes tuoj po karo buvo įsidarbinusi pas vieną pažįstamą valgykloje. Tos valgyklos vedėja pirko vogtą kiaulę ir paskui buvo apkaltinta ir pati Patamsienė ir pakliuvo į kalėjimą. Tas kelių mėnesių buvimas kalėjime didelį įtaką padarė ir vaikams. Paskui vieno nelaimingo atsitikimo metu bandė perpjauti kumpį, pjūkliuku sužeidė ranką, kraujo užkritimas ir ištiko mirtis. Našlaičius priglaudė giminės. Atskirai, toli vienas nuo kito augę broliai ir sesuo, draugėn susirinko tik suaugę. Vaikystėje ilgą laiką jie ničnieko nežinojo apie tėvą. Antano laiškai giminės ėmė pasiekti tik vadinamojo chruščiovinio atšilimo laikais. Tai tada leisdavo tus ir siuntinukus, tai jisai jau, aš kiek bent suprantu, iš laiškų jis nežinojo, kaip žmogus išpildyti tą kartę. Jo, aišku, galima sakyti, bėgo, traukėsi, buvo priversti, bet jis traukėsi su tą mintim, kad jisai sugrįž tikrai. Koks jau tas bagažas turėjo būti, Šapokos istoriją išsivežė, gėlių pokštelę iš Sėdos laukų, išlaikė visą gyvenimą. Ir Lietuvos vėliava nenusileido iki pat mirties. Jo vienintelė mintis buvo, kaip susigrąžinti šeimą. Jis ir namus pirko ir statė su ta intencija, kad vis tiek aš atsivešiu kaip nors savo vaikus, kad vis tiek visi būsim krauja. Kreipėsi į ambasadas, į visas institucijas, į kryžius, kad nors išleistų bent jau aplankyti. Tai tik tai 79 metais mama išvažiavo pirmą kartą. Mama sakė, įgnypkit kas nors, sakė, ar tikrai tai vyksta, ar aš nesapnuoju. Ta akimirka negalėjo negraudinti. Iš tėvo ir dukters buvo atimti 35 gyvenimo metai, bet nepajėgta ištrinti svarbiausio saito – kraujo ryšio. Senelis neužsičiaupė, tai mama visą kelią rašė. Ką spėjo, ką nespėjo rašyti. Paskui sakė per tą visą buvimo tą laikotarpį, kur be bendrauti, ar tvarkytų sodą, ar kirtų žolę, ar ką. Jis visą laiką pasakojo, sakė, toks įspūdis, kai jis visą gyvenimą tylėjo. Po kelerių metų tėvą už Atlanto aplankė ir sūnus Kęstutis Pranciškus, dar po poros jaunėlis Tautvydas. Abu jau žilstelėję vyrai. Jungtinėse Amerikos valstijose Antanas Patamsis dirbo statybininku. Būdamas taupus ir apsukrus, prakuto, įgijo nemažai nekilnojamo turto, vertėsi nuoma, aktyviai veikė Amerikos lietuvių bendruomenėje. Našlys Antanas Patamsis emigracijoje bandė kurti šeimą antrą kartą. Tiesą sakant, ir sukūrė, tačiau likimas ir čia nepagailėjo kliūčių. Susipažino chore su Sofija Jakienė, su 3 vaikais, pasitraukus našlė ir vienodo likimo, susitokė jie. Augino ir tos vaikus ir galų gale išaiškėja, jo Amerikos spauda nušvietė, kad tas Jakys buvo Kretingos miesto slaptosios policijos viršininkas. Kiek yra Jakio dokumentų Lietuvos archyvose, visur nuotraukos išimtos. Jis tik tai pasirašė leidimą duoti automobilius, kuriais vežė žydus. Bet šiaip tai pati Sofija charakterizavo, kad tai buvo baisų žmogus. Ir senelis sužinojo, kad jisai gyvas. Senelis buvo be galo tikintis. Iki pat mirties rėmė pranciškonus. Jinai pati nežinojo. Jinai su vaikais traukė vienu keliu, o kaip jis atsidūrė Jakys, jis pakeitė ir pavardę. Jis sakė Lukys. Bet vis tiek atsekė, reiškia, Masadas ir pripažino, kad jisai dalyvavo žydų žudynėse Kretingoje, kaip iš tikrųjų buvo, niekas nežino. Ir pašlijo santykiai kaip 61 metais ir išsiskyrė. Sulaukęs laisvos Lietuvos, Antanas Patamsis rengėsi grįžti namo į tėvynę, pas vaikus ir anūkus. Išpardavė užgyventą turtą, buvo bebaigęs tvarkyti paskutinius reikalus, tačiau 1996-aisiais jį užklupo toji, kuri visą gyvenimą jo vaikėsi – mirtis. Keli šimtai metrų nuo namų važiavus automobiliu baigėsi kūras. Pasiėmė kanistrėlę eiti per ten vieną iš pagrindinių gatvių, 4 juostos, viena 4 į kitą. Parlėkė jaunuolis ir partrenkė, jis dar gyvename dieną, balandžio mėnesį mirė. Antanas Patamsis išėjo nespėjęs ištesėti paskutinio savo pažado. Panevėžyje, savo jaunystės ir laimės mieste, nulenkti galvą prie žmonos Vladislavos kapo.
Jiedu susitiko tik po 150 metų, amžinybėje. Vaikams ir anūkams taip ir likę pažįstami iš nuotraukų. Prieš karinio Antano Patamsio fotografijų archyvo liko maža dalis. Gali būti, kad sovietmečiu šio fotografo nuotraukos buvo naikinamos, iš neapykantos, o gal iš nežinojimo ar baimės. Suniokota ir didelė dalis kito vertingo archyvo – Panevėžio fotografo Jono Žitkaus nuotraukų bei negatyvų. Antano Patamsio jaunystės dienų kolega ir bičiulis sovietams irgi tapo priešu, labiausiai dėl savo nuotraukų darytų 1941-aisiais. Fotografas Jonas Žitkus, nepaisydamas draudimų, įamžino kraupiąsias Panevėžio gydytojų žudynės, siaubingą egzekuciją cukraus fabriko teritorijoje ir kitus Panevėžyje sovietų įvykdytus nusikaltimus. Fotografui už tai, žinoma, nebuvo atleista. Patamsis pasirinko pasitraukti. Ir vienas ir kitas jie žinojo jau sovietų žvėriškumą. Tai Žitkus taip pat galėjo nujausti, kad kas jo laukia už tas jo nuotraukas. Bet Žitkus liko. Buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo. 5 praleido Macikuose, 5 Sibiro lageriuose. Ir tokį inteligentišką žmogų labai paveikė ir dvasiškai palaužė. Žitkaus archyvą Žitkienė buvo suslėpusi tarp malkų, bet dėl nuolatinių valdžios persekiojimų, sovietinės valdžios, ji paprašė vyro buvusioje ateljė dirbusio fotografo, kurio pasitikėjo, imti tuos stiklus, plauti ir naudoti savom reikmėm. Taip visas archyvas ir žuvo. O Patamsio archyvo žmona taip pat užkasė daržo gale, kad nebūtų panaudota kaip žmonių atpažinimo priemonė. Viskas žuvo. Aš žinau, kad norėtumėt manęs daug ko paklausti. Tam reikia ne valandų, dienų, net savaitų. Jeigu dar yra galimybė sužinoti kažkokią istoriją, jeigu yra dar gyvų žmonių, kurie gali papasakoti, nepraleiskit progos, sužinoti tas istorijas. Kiek daug, aš dabar dvigubai norėčiau paklausti. Man dabar, kuo daugiau žinau, to daugiau klausimų. Ir apie tą noriu žinoti. Man be galo įdomus smulkmenos. Kaip tas viskas vyko, kaip jis ten pakelėse miegojo, kaip reikėjo visą tą kiekvieną naktį galvoti, ką dabar mano šeima veikia, ką dabar mano vaikai, kaip jie gyvena. Nežinomybė pats baisiausias daiktas buvo.